Ištrauka iš knygos, kur baigėsi sapnai 28 skyriaus. Iškišusi galvą iš užgalinės tujos, pamatė kaulėtą moterišką figūrą, sėdinčią ant žemos kėdutės. Ji plovė kažkokius tamsius daigus. Panašaus amžiaus kaip ir kelią nurodžiusi močiutė, tik anos veidas šviesus, o ši panašesnė į irzlę žiežulą. Priėjusi arčiau suprato, kad moteris akla. Apčiopomis iš pinto krepšio ėmė išrautus jaunus burokelius. Nuplovusi juos kibire, dėjo šalimais, ruošdama dar vienai vandens procedūrai. Zita tyliai sustojo. Magėjo slapčiomis apsidairyti. Tačiau senės rankos sustingo. Šnervės išsiplėtė, jai kaip šuniui ėmus uosti orą. Tik tuomet atvykėlė pasisveikino ir sulaukė atsakomosios plačios bedantės šypsenos. Akloji pasisukusi į namo durų pusę vėl išgąsdino garsiai surikusi: "Pranai! Norėjau su jūsų kaimynais susipažinti, o jų namie nėra. Gal žinot, kada grįž?" paklausė Zita, pritūpusi priešais ant pievutės. "Tai, kad te turbūt jau nieks negyvena, vien vaiduokliai. Musėt su mūsų pamatais persikėlė, buvo vis girdžiu kaip kaukia", sukrizeno senoji. "Matot, aš giminių ieškau, gal ką galėtumėt papasakoti apie kaimynus?" "Reik pamyslit. Gyvenimas ilgas, gal ką ir prisiminsiu. Visko buvo, tik mačiau ne viską. Senasis kaimynas mums padėjo suremontuoti pamatus. Po grindimis buvo tuščia palikta, tai kai vėjas sukildavo, atrodydavo 100 šunų kaukia. Jis ir patvarkė. Dar plytų iš kažkur gavo, apmūrijo." Mostelėjo ranka į keturkampius aptrupėjusius luistelius. "Už tai jam plokštesnius akmenis atidavėm, kieme pasistatė, tarp agrastų krūmų. Patogu vietoj suolelių." Zita sukluso, išgirdusi apie akmenis, tačiau senė tarytum užmigo, pridengusi akis vokais. Nuo šlapių blizgių kambliukų ir lapų, laikomų sustingusiomis rankomis, lašėjo vanduo. Zita netrukdė, tylėjo kartu, stebėdama kraupų vaizdą. Tik vos nesivožė atbulomis, kai staiga blankiais voratinkliais uždengtos akis plačiai prasivėrė. "Aš su akimis susirgau, anksti apžlibau." Kaulėtos rankos vėl sujudo. "Jau buvau pusaklė, kai senojo kaimyno jaunėlis vedė. Prastą bobą gavo, gėrė daug. Daugiau už jį, dukra užgyveno. Gal poros savaičių skirtumas su mūsų praneliu. Tai pala, praneliui dabar 34. Tai ir jai tiek. Dar žinau, kad namą per pusę sutrumpino, nes te grybas į grindis įsimetė. O grybas, kaip piktas žmogus, visą gyvenimą suėsti gali." Vėl šį kartą trumpiau virto sudžiūvusių bejausmių stagaru. "Bet pala. Pas juos pamatus kažkaip kitaip dėjo. Akmeną, paskui plytą ir vėl akmeną. Ai, jau nepasakysiu, kaip te tiksliai." Niuriai susiraukusi pasimuistė, kur tas pranas dingo. "O kas su dukra, gal čia gyvena?" Zita pamėgino grąžinti pokalbį apie žmones. Jai mažiausiai rūpėjo pamatų dėjimo technologijos. "Pranai!" Vėl sukriokė į durų pusę. "Pala, neskubink, duok prisiminti. Jo boba gėrė, kai neščia vaikščiojo. Tai dukra su nesveika širdim gimė. Kur vaiks dingo, nepasakysiu. Gal mirė, ar į vaikų namus atidavė, nieko nežinau. Tik prisimenu, kad mūsų akušerka dar ir mieste dirbo, toj ligoniniai, kur šita gimdė. Tai per kaimą pletkus paleido, kad 2 mergos pas juos. Bet 2 niekas nematė, o žmonėms belelė žuviais plakti." Paieškojo burokėlių krepšyje, neradusi nuskalavo rankas žemėtų vandeniu, tada vėl subumbėjo. "Kur tas pranas, man švaraus vandens reik." Zita, baimindamasi, kad pokalbis nenutrūktų, vylėsi tiek kartų kviestą praną dar nepasirodysiant. "Sakykit, iš kur pasemti aš atnešiu." "Tegul pranas pasėmė, šulinys gilus.
Tai nedaug dėjai smuksi. Nei tau, nei man bėdos nereik. Anksčiau geriau su vandeniu buvo. Vate 2 balos stovėjo. Viena gili, o kita tik duobė iškasta, be šaltinių. Kai patvindavo ar lietinga vasara pasitaikydavo, tai vanduo ir mažojoje užsilaikydavo. Antims ten patiko. Ir mums, ir kaimynams užteko. Tik vienais metais matyt paukščiai nendres užnešė. Paskiau maurai sužako, neliko vandens. Iškart sakiau, negalima laukt, reik valyt, bo be balos liksim. Ale nieks neklauso, niekam nieko nereik. Net tiltukai iš lentų malkom sukūreno. O tokios geros lentos buvo. Gaila. O kai pradėjo šiukšlės verst, supratau, kad palikom tik su šuliniu. Piktai mostelėjo ranka, rodydama, kad neverta judinti atliekų temos. Zita pakėlė akis į tą vietą, kur senė kilstelėjo galvą. Įsivaizduodama, kad su Jurgiu buvo anoje menamos balos pusėje, sumetė, kur turėtų būti užžėlęs takas per sodą. Pastebėjusi senosios obels vietoje likusi ištrūnijusi kelmą ir nužvelgusi vietas, kur sapne telkšojo 2 įdubų bala, išvydo likusi lieptą, iškilusi kaip griaučiai virš sausos pievos. Pakėlė akis į kaiminystėje buvusią aukštaskliautį klojimą. Vienoje jo pusėje matėsi suvežtas šienas, kita buvo apgriuvusi ir ardoma malkoms. Nejau čia girdėjo, tegu pirmiau man praną pagimdo, iš 5 bent vieną išnešioja. Va tu, tai visai kas kita, bajava. Vadinasi, ant šio namo laiptelių matė kylančią laiptukais mažutę moterį su didžiuliu pilvu. Skaitė Ema Rotvel.